Galėčiau pasakyti taip, kad geriausias XIX amžiaus Vilniaus fotografas Juozapas Čechavičius negimė Vilniuje ir ilgą laiką net nebuvo aišku, kada jisai gimė ir kur gimė. Tai dabar mes jau tvirtai galim pasakyti, kad gimė 1818 metais Polocko apskrity, Vitebsko gubernijoje. Mokintis važiavo fotografijos ir tik tobulintis važiavo į Paryžių. Taip ir Vilnių jis tikrai pervažiuodavo, bet į Vilnių atvyko tik 1865 metais. Įsikūrė. Kas iki to vyko? Tai jis gimė, baigė Vitebskę gimnaziją ir mokėsi visai neblogai, bet jokių būdų neįsiskyrė, sakysim, kaip galima būtų tikėtis, kad kažkokiais piešimo gabumais. Vidutiniai ten tai piešimo pažymiai buvo. Ir tėvai faktiškai norėjo, kad jisai ir jo brolis panašaus amžiaus tarnautų kariuomenėje. Taip jisai į kariuomenę pateko, nebuvo karininkas, bet tarnavo kariuomenėje kaip civilis žmogus. Ir įsivaizduokite, jisai dirbo karo ligoninės buhalteriu. Ir kai jis gyveno, taigi buvo ta pati ankstyvoji, pati tik tai fotografijos pradžia. Jis gimsta 1818, o fotografija atsiranda 1839. Tai reiškia, jau jam 21 metai, jisai išgirsta apie fotografiją, bet dar apie tą senąją fotografiją, apie dagerotipiją. Tikroji fotografija, tokia, prie kurios mes labiau esam pripratę, kur yra naudojamas negatyvas, po to iš to negatyvo atspausdinamas kiek nori tų atspaudų, atsirado apie 1851-53 metus. Tai reiškia, Čechavičiui tuo metu turėjo būti 33-5 metai. Jisai susidūrė su šitą popierinę fotografiją, taip, su fotografiniais atspausdais ant popieriaus. Ir nežinia kodėl, bet jis iš karto pradeda fotografuoti. Apie 51-53 metus paskelbėma apie šitą naują fotografijos metodą, apie jo išradimą. Ir čia tuo pačiu metu jau yra laikraščiai rašo, kad toks Čechavičius Liubline daro labai gražius portretus. Labai gerai, jam pavyksta visi darbai ir nereikia jokio, net retušuoti nereikia. Iškiesi, jisai jau atsitraukė nuo savo tarnybos kariuomenėje, karo tos ligoninės. Iš buhalterio virsta fotografu. Slaptingų savo paties būdų paties išrastų būdų padarytus tokius ant stiklo, kaip rašoma, caraičio portretus carui. Ir už tai net gaunant dovanų, kaip padėką gaunas žiedas su briliantu. Mes žinom, kad 1853 metais, tuo pat metu, kai atsiranda fotografija, Čechavičius jau fotografuoja ir tikriausiai kažkaip labai giliai įsitraukia į fotografavimą. Čia dar kitas lūžis įvyksta jo gyvenime, prasideda Krymo karas. Ir kažkokiu būdu jis vėl sugrįžta į kariuomenę, dirba kariuomenės aprūpinimo tarnyboje. Tai žinomas raštas, likęs tarp jo popierių po jo mirties, kai 1856 metais jisai dirba Černyhive. Černyhive gauna nurodymą atlikti kažkokias tai sandėlių reviziją. Mums svarbu, kad mes žinom, kad jis yra Černyhive, Černyhivas yra netoli Kijevo ir kad jis jau vėl grįžęs į kariuomenę. Bet karas baigėsi, 56 metais Krymo karas baigėsi ir jį atleidžia vėl iš kariuomenės, jis jau vėl laisvas žmogus. Ir 56 metai jo gyvenime yra svarbus, įvyksta du dalykai. 56 metais, metų pradžioj, karas baigėsi ir karo tos santarvės, taikos dėrybos, vyksta metų pradžioj, jisai atleidžiamas ir iš karto važiuoja į Paryžių gilintis fotografijos srityje. Iškiesi, tai irgi įdomu, kadangi jis jautė poreikį vykti, gilintis, tobulintis, susipažinti su visom fotografijos naujienomis, kas vyksta fotografijos srityje. Ir aš manau, kad būtent Paryžiuje, toj savo kelionėje, jisai užsikrėtė vietovaizdžių fotografavimu. Fotografija tuo metu yra dvi kryptys. Yra
normaliai, portretinė fotografija, žmonės darosi, kiekvienas nori turėti savo atvaizdą, darosi savo portretinės nuotraukas. Bet yra kitas sritis, kuri Prancūzijoje jau buvo gan išsivyščiusi, tai yra vietovaizdžių fotografija, įvairiausių architektūros paminklų nuotraukos. Prancūzijoje buvo įkurta tokia heliografijos draugija, ekspedicija, teisingiau sakyti, kuriai buvo pavestas nufotografuoti visus Prancūzijos senovės paminklus. Tai šitas žanras, greičiausiai, apie jį aš manau, kad Čechavičius, būdamas Paryžiuje, pamatė, daugiau sužinojo ir suprato, kad čia yra jo ateitis, kad jo yra misija fotografuoti vietovaizdžius. Tai jis grįžęs 56 metais jau jisai pasiruošęs yra fotografuoti. Na ir jam dabar yra 56 metais, jau yra beveik, 18 gimęs, tai yra beveik 40 metų. Jau laikas sukurti šeimą ir jis 56 metais šeimą sukuria. Apsiveda Lucke, vietinę merginą, pats jis tuo metu gyvena Kijeve. Iš Kijevo atvažiuoja į Lucką ir apsiveda Lucko bažnyčioje vietinę tokia Liudomila, ar paskui jinai vadinama Liudmila, Žilėjai. Ir Kijeve tampa vienu iš pirmųjų, nes mes šiaip Ukrainos ir Kijevo fotografijos istorija menkai ištirta, tai mes nežinom, kada ten pirmieji fotografai atsirado, kada pirmosios Kijevo nuotraukos buvo padarytos. Bet Čechavičių tikrai galima laikyti vienu iš pirmųjų Kijevo fotografų ir pirmųjų Kijevo vietovaizdžių nuotrauko autorių. Nes yra išlikusios nuotraukos, jos šiuo metu kažkaip yra Rusijos istorijos muziejuje, bet jos per Vitebską, kuriame vėliau gyveno ir dirbo Čechavičius, atsidūrė tenai. Mes ten maždaug žinome, kad 1857, 8-9 metais jis jau fotografavo ir Kijeve, Kijevo nuotraukas darė ir buvo atvažiavęs fotografuoti į Černihivą. Tai, sakysim, jo ta fotografinė karjera prasidėjo Liubline, kai jis padarė 1853 metais pirmasis nuotraukas. Paskiau Varšuvai tęsėsi, kai jis carui padovanojo savo išrastų būdų padarytas nuotraukas. Ir vėliau Kijeve bei Černihive, Ukrainoje. Čechavičius jau tuo metu jisai mato tą savo misiją ir mato ir fotografijoje svarbu ne žmogų portretuoti, o vaizduoti peizažus, vietovaizdžius, fiksuoti istorijos, architektūros požiūrį, svarbias vietovės. Ir jisai apie 1861 metus atsikelia į Vitebską. Vitebskas iš tikrųjų yra tikrai netoli Vilniaus, tai yra Vilniaus kultūrinės tokios įtakos sferoje. Dabar jis yra mūsų už sienos, bet toli ir visai kitoj civilizacijai. Bet ryšys, tas kultūrinis ryšys, geografinis netgi ryšys tarp Vitebsko ir Vilniaus, sakysim, gan stiprus buvo. Atsikrausto į Vitebską ir čia atidaro savo fotoateljė. Tada ta fotoateljė jau užsiima, mes turim tokį kaip ir kitą patvirtinimą, kad užsiima ir portretinių nuotraukų darymu, ir vietovaizdžių fotografavimu. Bet paskiau apie 1863 metus, kai jau prasideda 63-64 metų sukilimas ir prasideda tokių daugiau represijų prieš tame tarpe ir prieš fotografus, jisai patenka į tokius nemalonumus, kaip ir kiti fotografai, paaiškėja, kad jo ateljė veikia be tokio reikalingo tam leidimo. Čia vyksta didžiulis kelis mėnesius mažiausiai besitęsiantis susirašinėjimas ir jisai atskleidžia tokius dalykus, ką jis galvoja apie fotografiją, koks yra jo požiūris į fotografiją. Čia jisai pasako, rašo vienam rašte, kad aš turėjau užsiimti portretinę fotografiją, bet ne komerciniais tikslais, o tik tai tam, kad aš tas pajamas, kurias gaunu už portretus,
galėčiau skirti ir savo šeimos išlaikymui, ir vietovaizdžių nuotraukų fotografavimui. Vėl kažkelintą kartą jisai pabrėžia tą savo misiją, kad jam svarbiau yra fotografuoti vietovaizdžius nei žmonės. Ir kažkaip reikalai taip susiklosti, kad jisai savo ateljė Vitebske parduoda vietiniai gyventojai, o pats 1865 metais atvažiuoja į Vilnių. Mes nežinom tikrųjų priežasčių, kodėl jam buvo geriau Vilniui negu Vitebske. Vilnius truputį didesnis, aišku, kad čia paklausa gali būti didesnė tiem jo darbams. Vitebskas nebejotinai nėra toks gražus kaip Vilnius. Tai tas galbūt traukia. Ir skaičiuokime taip, kad nuo 1865 metų gyvena Vilniuje be pertraukos, kartais išvykdamas, iki 1880 metų sausio 1 dienos, sausio 1 pagal tuo metu galiojusi naudotą kalendorių, ir visą tą laiką praleidžia Vilniuje, tampa vilniečiu ir tampa Vilniaus fotografu. Ir iš tikrųjų vienu iš, aišku, produktyviausių fotografų. Ir sunku sakyti, lengva sakyti, tikrai galim pasakyti, kad geriausių fotografų, nes tuo metu jis neturėjo konkurentų. Praktiškai tuos kelis dešimtmečius, nuo 65, 75, 85, tai 24 metus jisai buvo beveik vienintelis Vilniaus fotografas, daręs vietovaizdžių nuotrauką. Tas metodas, kuriuo jisai dirbo, vadinamas šlapiojo kolodijos metodas, yra sudėtingas. Ten fotografas pats turėdavo negatyvą pasiruošti prieš fotografuodamas. O tai reiškia, kad tas procesas buvo ilgas, nepatogus, ne kiekvienas galėjo to užsiimti. Reikėjo, jeigu nori miestą fotografuoti, išėjęs iš savo studijos, reikėdavo tokią laboratoriją nešti, slaptą, tamsią patalpą, kažkokią palapinę nešti su visokiausiam visais chemikalais, su stiklais, menzurėlėmis ir taip toliau. Tai to mažai kas ir užsiminėdavo. Tai Čechavičius buvo pasiryžęs, žinojo, kad jam reikia fotografuoti ir fotografavo. Sukūrė apie 300 nuotraukų, ne tik tai Vilniaus, jisai yra ir Vilniaus apylinkių gražių nuotraukų padaręs, yra kelionių metu padaręs nuotraukų, bet, žodžiu, taip gražiai galim pasakyti, kad vis tiek jisai tom savo nuotraukomis jisai pasistatė savo paminklą. Mums tai yra geras, dokumentas, vaizdo dokumentas, liudijantis, kaip atrodė tuo metu miestas. Miestas, labiau miestas negu miesto gyvenimas, nes to laikotarpio fotografijose beveik neįmanoma matyti žmonių, netiko dėl savo mažo jautrumo, negatyvo jautrumo, tos plokštelės nelabai tiko, visiškai netiko, teisingiau, judančių objektų fotografavimui. Tai kai kuriuose nuotraukas, žinoma, jisai fotografavo mieste vykstančias permainas, kokių nors, sakysim, kanalizacijos griovio kasimą, bet tai daugiau vis tiek sustatyta nuotrauka, kur stovi darbininkai, inžinieriai, darbų vykdytojai ir taip toliau. Arba tuometinės, vadinamų, dabar tam name yra Vrublevskių biblioteka, tai Tiškevičienės rūmų statyba. Tai toks irgi nuotraukų ciklas, kur nufotografuota namų pamatai, paskiau, kai vienas fligelis pastatytas, kitas fligelis, pastoliai kažkokie, bet tai tokiu būdu jisai fiksuoja tas permainas, miesto permainas. Pirmoji jo fotoateljė, kurią mes žinome, buvo Antakalnyje. Už Sluškų rūmų buvo tokia Renigerio sklypas, Renigerio namai. Jisai tenais įsirengė pirmąją savo fotoateljė, tenais yra išlikusios netgi tos fotoateljė nuotraukos, išorinis vaizdas. Bet vis tiek planas buvo kitas, jisai norėjo pasistatyti didesnę specialią jau fotografijai pritaikytą paviljoną ir tą padarė 68 ir 9 metais jis pasistatė paviljoną. Tuo metu tai buvo vadinamas miesto sodas. Tai maždaug yra priešais Valdovų rūmus toks plotas, kur čia tarp sakysime, Barboros Radvilaitės gatvės ir Valdovų rūmų.
Ten buvo ir gyvenamosios patalpos, bet buvo ir specialiai fotografavimui pritaikytos patalpos. O fotografavimui pritaikytos patalpos tai reiškia, kad buvo viena šiaurinė prie namo siena buvo. Ir siena, ir stogas buvo įstiklintas, tai buvo tokia, iškiasi, kaip ir tam, kad būtų geresnis apšvietimas, buvo tiesiog langai ir per visą sieną, ir per lubose, reiškia, netgi stogiai. Tada viduje, ten su specialiom užuolaidom buvo galima reguliuoti apšvietimą. Tai šita fotoateljė, fotostudija, jo paviljonas nuo 1868 metų, sakysim, jau buvo tenais ir jis pat gyvenimo pabaigos jisai ten fotografavo. Ten tam name jis ir mirė, ten tam name ir augo jo vaikai, ten jo visas šeimos gyvenimas vyko. Vienas iš pirmųjų nuotraukų jau buvo pastebėtos, sakysime, ir apie jas buvo kalbama, rašoma tuometinėje spaudoje, tai daugiausiai. Jis buvo publikuojamas gal ir rusiškoje spaudoje, reprodukcijos buvo skelbiamas rusiškoje spaudoje, bet svarbesni yra tokie 1871-2 metais paskelbti straipsniai Lenkijos Varšuvos spaudoje. 72 metais dalyvauja visos Rusijos politechnikos parodoj. Pirmą kartą rodo savo nuotraukas tenais. Dalyvauja Paryžiuje surengtoj Prancūzijos fotografijos draugijos parodoj. Tai jis ir tai parodoj dalyvauja, labai sėkmingai pasirodo ir tada už jo darbus, už tuos už parodytą darbų kokybę, galima sakyti. Taip jisai jau priimamas ir į tampa draugijos narių. Tada Maskvoje vykusiuose parodose, Peterburge vykusiuose parodose jis yra apdovanojimas. Išskirtinių už nuotraukų grožis pamatomas ir jis apdovanojamas medaliais. Apie Vilniaus fotografijos istoriją yra rašęs, vienas iš pirmųjų, kuris rašė, buvo toks garsus Vilniaus fotografas Janas Bulhakas. Ir kai jau artėjo fotografijos išradimo šimtmetis, 1939 metais jisai paskelbė savo tyrimų medžiagą, rezultatus. Jisai tokiais klausinėjo įvairių žmonių apie pirmosius Vilniaus fotografus, jų prisiminimus rinko. Bet jisai taip pat parašė, kad jis dar pats matė ir tą Čechavičiaus paviljoną stovėjusi miesto sode. Ir lyg ir matė tą didžiulę palapinę, kurį Čechavičius gabendavo, eidamas fotografuoti. Ar jisai pats nešėsi, ar jam kažkas padėjo, to mes nežinom. Labai svarbu tikrai žinoti, kad tuo metu fotografavimas buvo gan sunkus ir fizinis užsiėmimas. Taip, tai su jo namo istorija ir namų, to fotografijos paviljonų yra tokia istorija. Jisai gavo valdžios leidimą, ne miesto valdžios, bet gubernatoriaus leidimą miesto sode išsinuomoti žemės ir pasistatydinti tą fotopaviljoną. Iš tikrųjų, na. Tai miesto dūma buvo labai nepatenkinta, nes jisai ir ten nuomos mokestį vėluodavo mokėti. Tas namas buvo toks, pradžioj buvo žadėta, kad jis bus laikinas ir ten jisai negyvens, tik tai fotopaviljonas. Jis ten įsikūrė, tualetą įsirengė, tai gadino miesto vaizdą netgi, dūmos manė. Vyko ir ginčiai su dūma tenais kelerius metus. Bet galų gale baigėsi taip, kad irgi jį užtarė aukštesnė valdžia ir jisai taip ir toliau tą paviljoną iki pat savo mirties laikė. Tada dar 2 metus, viską paveldėjo, visą jo turtą paveldėjo Ana Derotė, jo vaikų mama tikriausiai, ir netrukus ištekėjusi už dailininko Vincento Slendzinskio, tapusi Ana Slendzinskienė, arba Slendzinska. Ji po 2 metų jau privertė iškeldinti iš tą namą iš miesto sodo ir jie tada su vyru paveldė, kuris irgi valdė tą paveldėtą turtą, jie perkelė šitą namą į Antakalnį, dabar tai yra Giedraičių gatvė, tuo metu tas rajonas vadinosi Slomianka
kažkokia šiaudinė. Ir Giedraičio numerio neprisimenu. Bet taip tas namas toks, koks jisai ten buvo, perkeltas, gal šiek tiek ir pamodifikuotas, bet stovi. Namas, kuriame buvo Čechavičiaus ateljė, kur buvo to mūsų dailininko Slindzinskio ateljė, kur augo Čechavičiaus ir Slindzinskio vaikai.